Sveiki sporto dvasininkai. Šiandien pakalbėsim apie žmogų amfibiją, kuris gyvena tarp mūsų ir kurio vardas Michaelas Phelpsas. Jis pribloškė gerbėjus savo fiziniais sugebėjimais, kai 2004 metais užlipo olimpinę sceną ir iškovojo tuziną aukso ir 2 bronzos medalius. Nors Phelpsas be jokios abejonės yra genetinis frykas, kurio kūnas natūraliai pritaikytas baseinui, jo sėkmė yra sunkaus darbo rezultatas. Nesuskaičiuojamas valandos baseine ir sporto salėje, Phelpsas tapo daugiausiai apdovanotų sportininkų olimpinių žaidynių istorijoje. Iš viso iškovoja 28 medalius. Taigi, Michaelo Phelpso treniruotės ir dieta. Michaelas Fredas Phelpsas II jau karališkai skamba. 1,93 cm ūgio, svoris 88 kg, gimė 1985 m. birželio 30 d. Baltimorėje, Merilando valstijoje. Jis yra jauniausias iš 3 vidurinės mokyklos direktorės Debbie Phelps ir į pensiją išėjusio Merilando valstijos karininko Michaelo Fredo Phelpso vaikų. Vidurinėje mokykloje ir koledže Michaelas žaidė futbolą Washingtono Redskins. 1994 metais, kai jam buvo 9, Phelpso tėvai išsiskyrė. Phelpsas vėliau atskleidė, kad tėvų skyrybos jį stipriai sukrėtė. Prieš išsiskiriant tėvams jis jau lankė plaukimą 2 metus. Phelpso citata: "Vienintelė priežastis, kodėl aš esu, kur esu, buvo ta, kad mama norėjo, kad aš tiesiog išmokčiau plaukti. Mano seseris ir aš įsimylėjome šį sportą." Phelpsas buvo pakviestas į 2000 metų JAV olimpinę rinktinę, būdamas 15, ir tapo jauniausiu vyru patekusiu į JAV olimpinę plaukimo komandą nuo 1932 metų. 2000 metais olimpinėse žaidynėse medalio nelaimėjo, tačiau 200 metrų peteliške užėmė garbingą 5 vietą. Kitais metais, 2001, pasaulio vandens čempionate Phelpsas pagerino pasaulio rekordą 200 metrų peteliške ir tapo jauniausiu vyru pasiekusiu pasaulio plaukimo rekordą. Phelps wins the gold medal and a world record. A world record of 1:54.58 for 16-year-old Michael Phelps. Phelpsas 2004 metais Atėnuose iškovojo pirmąjį iš 23 olimpinių aukso medalių 400 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje ir pasiekė pasaulio rekordą 4 minutės 8 sekundės ir 26 šimtasios. Tose žaidynėse jis iškovojo dar 5 aukso ir 2 bronzos medalius. Po 4 metų, 2008 metais, Pekino olimpinėse žaidynėse jis iškovojo neįtikėtinus 8 aukso medalius ir sumušė Marko Spico 7 aukso medalių rekordą, pasiektą 1972 metais Miuncheno žaidynėse. Po to, kai Phelpsas sumušė Marko Spico rekordą, Spicas pakomentavo: "Tai rodo, kad šis vaikinas yra ne tik geriausias visų laikų plaukikas ir geriausias visų laikų olimpietis, bet ir galbūt geriausias visų laikų sportininkas. Jis yra geriausias plaukikas, kada nors vaikščiojęs planetoje." 2012 m. vasaros olimpinėse žaidynėse Londone Phelpsas papildė savo aukso medalių skaičių ir iškovojo dar 4 aukso medalius ir 2 sidabro. Po žaidynių jis paskelbė apie pasitraukimą, sakydamas pasauliui: "Aš nebegaliu, aš baigiau, aš išeinu į pensiją, aš baigiau, viskas." Vėliau pridūrė: "Aš tiesiog norėjau baigti karjerą ir nebenorėjau nieko bendro turėti su sportu." Bet vis dėlto jis sugrįžo. 2014 m. gegužę jis laimėjo 100 metrų peteliške lenktynės Šarlotėje, Šiaurės Karolinoje. Pranešama, kad jis sakė, kad jo sugrįžimo motyvacija buvo pastaruoju metu prastas JAV vyrų plaukimo komandos pasirodymas. Tada Phelpso santykiai su treneriu Bobu Bowmanu pablogėjo. Bowmanas nesutiko su sugrįžimu, Phelpsas jam pasakė, kad nesitreniravo, kad patekti į istorijos puslapius. Jis nesitreniravo dėl medalių, net ne dėl gerbėjų. Šį kartą Phelpsas norėjo plaukti dėl savęs ir paprasčiausiai mėgautis tuo. Phelpso sporto dvasia jo nepaliko. 2016 m. Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse Phelpsas ir toliau papildė savo medalių kolekciją. Jis iškovojo dar 5 aukso ir dar 1 sidabro medalį.
Visa tai buvo pasiekta sulaukus 31 metų, o tai gerokai pranoksta pasaulinio lygio plaukiką. Phelpsas pagaliau pasitraukė po Rio de Janeiro olimpinių žaidynių. Kartu su 23 aukso medaliais jis pasiekė 20 Gineso pasaulio rekordų ir įsitvirtino kaip geriausias visų laikų plaukikas. Michaelo Phelpso mitybos programa 2008 metų olimpinėms žaidynėms, kuriuose jis iškovojo 8 aukso medalius, pateko į antraštes, kai paaiškėjo, kad jis per dieną suvartoja 10 000 kalorijų. Tai gali atrodyti neįtikėtina, tačiau vaikinas daug treniruodavosi, po 6 valandas per dieną, todėl jam reikėjo visų tų kalorijų, kad galėtų visą tai įveikti. Phelpso citata: "Valgiau, miegojau ir plaukiau, tai viskas, ką dariau." Net dalyvaudamas varžybose Phelpsas išlaikė savo neįtikėtinai aukštą kalorijų lygį. Tai užtikrino, kad jis niekada nebuvo išeikvotas glikogeno ir kad jis visada gautų angliavandenį, kurių jam reikėjo maksimaliam darbui. Kaip Baltimorės Kulka, tokia buvo jo pavardė, iškovojo daugiau aukso medalių olimpinėse žaidynėse nei bet kas kitas istorijoje. Ogi va taip: pusryčiai, 3 sumuštiniai su keptais kiaušiniais ir sūriu, pomidorais, salotomis, keptais svogūnais ir majonezu, 3 šokoladiniai blynai, 4 kiaušinio omulėtai, 3 cukrumi padengtos prancūziškos skrebučių rekelės, dubenėlis kruopų, 2 puodeliai kavos. Pietus: 0,5 kilogramo makaronų, 2 sumuštiniai su kumpiu ir sūriu ant baltos duonos, pateptos majonezu ir energetinis gėrimas. Vakarienė: vėl 0,5 kilogramo makaronų su karbonara padažu, 1 didelė pica ir energetinis gėrimas. Tiek suvalgyti ir taip atrodyt būtų kiekviena svajonė, bet dėja norint tiek suvalgyti, tiek 6 valandas pajudėti. Nors buvo pranešta, kad Phelpsas suvartoja iki 12 000 kalorijų per dieną, jis asmeniškai paneigė šį gandą, kai savo autobiografijoje No Limits parašė tai tiesiog netiesa. Gal nuo 8 iki 10 000 kalorijų per dieną. Jis taip pat sakė, kad niekada negamino maisto ir nuo 2010 metų interviu NBC televizijai pridūrė: "Man buvo pasakyta, kad per dieną turėčiau suvalgyti nuo 8 iki 10 000 kalorijų. Tiesiog stengiuosi į savo kūną sugrūsti viską, ką galiu. Beveik viską, ką noriu valgyti, aš valgysiu." Žinoma, dauguma žmonių, kurie laikėsi aukščiau nurodytas dietas, galiausiai nutukdavo. Tačiau dėl viso to laiko praleisto baseine ir sporto salėje Phelpsas išlaikė vos 8% vidutinį kūno riebalų kiekį. Michaelas Phelpsas per savo karjerą naudojo 3 pagrindinius papildus. Kretinas suteikia energijos ir mažina nuovargį. Pusvalandį prieš treniruotę išgerdavo 5 gramus kretino monohidrato su vandeniu. Baltymų kokteiliai, baltymų izoliatas su 50/50 dekstrozės ir angliavandenių. Phelpso mitybos programos po treniruotės dalis skirta amino rūgščių ir glikogeno kiekiui papildyti. Vitaminas C. Phelpsas kasdien vartojo 1000 mg vitamino C, kad sustiprintų imuninę sistemą tam, kad apsaugotų jį nuo peršalimo, gripo ir kitų ligų. Michaelo Phelpso treniruočių principai. Per savo plaukimo karjerą Phelpsas kiekvieną savaitę nuplaukdavo bent 80 000 metrų. Kad pasiektų šį tikslą, jis treniruodavosi baseine 2 kartus per dieną, iš viso apie 5 valandas per dieną. Būdamas baseine klausydavosi muzikos su vandenį atsparomis ausinėmis. Vis dėlto 5 valandos su muzika linksmiau. Phelpsas kasdien nuplaukdavo 13 km, jis taip pat 3 dienas per savaitę apie valandą praleisdavo sporto salėje. Daugiausiai dėmesio skirdamas funkcinio kūno rengybos treniruotė. Michaelas Phelpsas sugebėjo suderinti puikią genetiką su intensyvimis treniruotėmis, kad taptų geriausiu plaukiku, kurį kada nors matė pasaulis. Jo unikalus, itin daug kalorijų suvartojimas, maratoniškos baseino sesijos ir treniruočių su svoriais derinys yra tai, kas jį pastumėjo į viršų. Galbūt jūs ir aš neturime įgimtų savybių tapti pasaulio čempionu, olimpiniu atletu, bet visi tikrai galime pasimokyti iš Michaelo Phelpso darbo etikos, kad taptume geriausią versiją savęs. Tebūnie sporto dvasia su jumis. Ate!